Grindų betonavimas yra atsakingas veiksmas, kadangi nuo to, kaip kokybiškai jos bus išbetonuotos, priklausys ar neatsiras nelygumų, ar tai netrukdys tolesniai statybų eigai. O kad grindų betonavimo procesas būtų atliekamas nuosekliai, būtina laikytis tvarkos. Tinkamai apgalvotas bei paruoštas darbų planas neleis pasimesti bei palengvins darbą. Pateikėme pagrindinius nedidelių patalpų grindų betonavimo darbų plano etapus. Pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į tai, ar aukštis yra pakankamas. Jei taip, dėkite garso izoliacinį sluoksnį. Tam idealiai tiks kieto putplasčio plokštės. Atminkite, jog šioks plokštės ar kitas izoliacinis sluoksnis turi būti dedamas kuo kompaktiškiau. Jei grindimis yra išvedžioti vamzdžiai, išskaptuokite reikiamo dydžio griovelius plokštėse. Tam, kad grindų betonavimas būtų atliekamas kokybiškai, svarbus sekantis žingsnis – garo izoliacinės plėvelės paklojimas. Kuo ši plėvelė bus storesnė, tuo geriau. Atminkite, kad klojant maždaug po 10 cm reikia užlenkti ir ant sienų. Atlikus išvardintus veiksmus būtina pakloti armuojantį tinką, kiek vėliau pagal sienas užvynioti poroloninės izoliacinės juostas. Šios turi būti vyniojamos už plėvelės. Atlikus visus šiuos etapus prieinama prie svarbiausio žingsnio – grindų betonavimo. Vienas svarbiausias dalykas, kurį būtina paminėti, yra tas, jog minimalus grindų betonavimo sluoksnis turi būti ne mažesnis nei 5 cm. Moderni šiuolaikinė įranga, progresyvios technologijos bei naujausios medžiagos suteikia galimybę greitai ir kokybiškai atlikti betonavimo darbus. Vienos vokiečių įmonės mobiliosios mašinos pagamintas betonas aikštelėje yra paduodamas į darbo vietą. Todėl yra pigesnis už betono mišinį pagamintą mazge ir išsaugo visas geriausias savybės. Technologija išsiskiria trumpu pasiruošimu darbui ir betonavimo darbų atlikimu per minimaliai trumpą laiką. Išlietas betonas užtrinamas elektrinėmis glaistyklėmis. Galutinis rezultatas – grindų paviršius gaunamas lygus, paruoštas dengti kitais dangų sluoksniais. Betonuoti galima net ten, kur negali privažiuoti jokia kita mašina. Betonas lanksčiomis žarnomis gali būti tiekiamas į 80 metrų aukštį ir 150 metrų žemės paviršių. Daugiau informacijos apie kokybiškus betonavimo darbus ieškokite www.arolsostatyba.lt.